Labą dieną, malonu jūs matyti, malonu, kad naudojat mūsų įrangą. Matau, tokius nestandartinius darbus vykdot, kad su viduj, su rotaciniu teleskopu montuojasi sandvičiai. Pirmą kartą, atvirai sakant, matau tokį projektą, gal gali trumpai papasakoti, kodėl būtent toks sprendimas yra? Nu, čia dėl tokio sprendimo aš jums tiksliai neatsakysiu, kadangi čiagi užsakovas. Toks buvo priimtas sprendimas, būtent šitoje vietoje čia kaip refrigeratorius, ne, čia tas šaldytuvas, jo, skaitosi. Ir nežinau, gal dėl to, kad būtų kuo mažiau to siūlių, kuo mažiau to sudarimo, būtų parinktas toks variantas, būtent vertikaliai. Jo, supratau. Taip. O būtent roto teleskopas, kuo jis čia naudingas būtent šitoje vietoje? Tai labai padeda jis mums, kadangi jau, pavyzdžiui, atsistoja į vieną vietą ir galiu sukiotis. Rotacinis. Kalbam apie rotacinį. Ir plius mes dar naudojam tą kraną, kaip aš vadinu, su trosu. Tai labai gerai. Pasisukai, kur tau reikia, nuleidai strėlę, pakeliai, tas prisoska, kaip čia prispaudėjas, tas suveikia ir viskas. Ir mes dirbam vienas apačioj, du viršuj. Ar rekomenduotumėt Storintą ir mūsų rotacinis teleskopas? Tai aišku, kadangi dar priminsiu, teko važinėti, laukia, ten buvo darbas toks, nenorėjom išvaryti šitą į lauką, tai panaudojom paprastą manitunį rotacinį. Tai, žinokit, labai buvo sunkoka. Ten ir ten apvažinėta, su šitu labai gerai. Sakiau, kai pastatom į vieną vietą, tai gali sukiotis. Labai džiugu, kad mes galim pasiūlyti jums tokią įrangą, kuri patenkina jūsų poreikius, kurie darbą padaro žymiai greitesnį, žymiai patogesnį. O sakykit, ar buvo kažkokių problemų su šitą įrangą dirbant? Ne, tokio didelių, nestandartinio darbo jėgoje kažkokia buvo atsirado, bet tokios smulkmenos, bet per dieną, per 2 valandas viską buvo pataisyta ir mes toliau vykdom savo darbą. O klausimėlius dar vieną tokį turiu, ar teko girdėti apie mūsų naująjį puslapį, kurį mes esam paleidę, per kurį gali klientų užsakinėti įrangą, matyti likučius, kurie yra objektas, sąskaitas, ataskaitas, visas? Man asmeniškai ne, kadangi gali būti, kad užsakinėja ten žiūrėjo direktorius, bet pačiam tai neteko. Norėčiau pakviesti, jeigu bus poreikis pasinaudoti mūsų internetinę svetainę, per kurią realiai bet kokią įrangą galite užsakyti greitai, paprastai, matyti visą informaciją, kokią įrangą jūs turit, kokios sąskaitos, netgi kokios sąskaitos bus, kurias planuojat gauti, reiškia sąskaitų estimacija. Ir realiai su šitom funkcionalu jūs taupot ir savo laiką. Lygiai taip pat, jeigu reikia kažkokios tai įrangos, kaip skambinat mūsų nuomos projektų vadovams, jie pasiūlo įrangą, jie gali jums atsiųsti greitai peržiūrėti nuomos pasiūlymą, kur vienu mygtuko paspaudimu galite užsakyti realią įrangą ir matyti tiksliai, kas atvažiuos, kokios kainos bus, kaip kas. Ir visą tą pilnai valdyti per mūsų puslapį. Tai labai gerai, perduosiu tam. Jo, tai ačiū jums labai, ačiū, kad pasitikit Storint. Ačiū, kad naudojatės mūsų paslaugom ir sėkmės jums darbuose. Gerai, ačiū jums. Beje, jūs ką tik matėte vakuuminį keltuvą, kuris skirtas sieniniam sandvičiam, bet mes turim ir stoginių sandvičių, kurie kelia iki 14 metrų. Ir stiklams. Taigi bet koks jūsų projektas gali būti įgyvendintas su Storint.